Labas vakaras, su jumis šeimos pokalbiai. Agnė, Antanas, Jurga ir Antanas. Ir šiandieną darome naują podcastą. Ir iš pat pradžių, iškart kaip pradėjom, aš norėčiau paminėti vieną dalyką. Šiandien tokia tema, šeimininė kaip ir visada, bet mes jaukiai. Jo, mes kartu... Persipasavom kitą vietą, kur šilčiau. Mes kartu su Agne augom iš tikrųjų tokioj šeimoje, kur mes tokiam meilės burbule visą laiką augom. Aš taip vadinu. Girdėti ne visą laiką. Kur jie, kai susipažino, aš neįsivaizduoju, kaip ten buvo, nes manęs dar gyvenime nebuvo, bet nuo pat vaikystės aš matydavau tą tikrą meilę šeimos ir aš galvojau, kad tai ir yra meilė. Ir tai yra šeima, kai tu jautiesi jaukiai ir fainai, ne? Bet aš išėjau į gyvenimą ir supratau, kad ne visada taip yra ir ne visada sekasi toj pačioj meiliai. Bet šiandieną mes iš tikrųjų su Agne norim jūsų paklausinėti klausimų apie jūs ir jūs turėsit atsakyti, ar jūs esat pasiruošę. Bandom būti pasiruošę. Apie keksą nešnekėsim. Apie keksą. Keksą. Oi, blem. O tu nori kažką papasakoti? Ne, tai tu gali, žinai, mes galim... Aš turėjau vieną idėją, bet tu gali, pavyzdžiui, edukacinę. Gali papasakoti, pavyzdžiui, edukacinę, nuo ko viskas prasideda? Nuo ko? Nuo miltų. Paskui reikia cukraus, kiaušinių, palaka dar ten. Medaus nepamiršti. Ai, medaus, reikia. Nes, pavyzdžiui, dabar žinojai, kad mokyklose yra labai toks švietimas, kur edukacinė ten visa programa apie seksą ir taip toliau. Tai mes šnekam apie keksus, o ne apie seksus. Tu man nemeluo gerai. Pavyzdžiui, tėtis yra labiausiai ištvirkęs, man atrodo. Atsiprašau. Normalus žmogus, Ta prasme, tėtis labai valdosi, bando bent jau valdytis, bet ta prasme, visą tą iš jo išgirsi kažkokį nešvankų bairį. Pastoviai, jeigu jam gera nuotaika, apie antrą galą. Atsiprašau. Man pasakyk, gink mane. Aš taip gražiai pradėjau. Tu pradėjai, čia jau tavo kaltė, žinau, kad... Aš tiesiog apie vatapinius norėjau pakalbėti. Yra tėvukų virtuvėlė. Tai mes mėgstam gaminti saldumynus. Jau tikrai. O ką tu pagalvojai? Nes aš jau žinau, kad tėtis galvoja. Tai... Nereik galvot nieką. Aha. Tai va, bet kokio... Ką galvoji, tas tą ir girdži. Jo. Ačiū, man tikrai. Kaip fain. Blemba, aš tai tėvo sūnų, žinai, tai aš irgi... Gerai, va, čia taip toksai įžanga tokia gera. Bet kokiu atveju, tai kaip ir minėjau, kad mes gyvenam burbule labai gražiam. Tai mes man atrodo, pirmam podcast'e, kai šnekėjom, jūs pasakojat, kaip jūs susipažinot, jūs universitete, ten tu pamatėjai pirmą meilę ir taip toliau, ne? Tai pirmas klausimas man iš tikrųjų, aš esu pasiruošę šiaip viską susėsę, bet jeigu jau einam, tai ar tikit šitą meilę iš pirmo žvilgsnio? Dabar taip. Dabar taip, o buvo kažkada ne? Laiką dabar. Bet žinok, rimtai. Ne, rimtai, mes, man atrodo, šnekėjom tada pirmam, atrodo, ne? Ir kad dabar nežinau, kiek to laiko prabėga, bet man atrodo, gal kokie, nelabai daug, sakykime, 5 ar 6, taip sakykime, plus minus metai, kada aš... Atsipeikiai ir suvokiai. Aš taip, žinai, vieną filmą žiūrėjau, žinai, čia iš pirmo žvilgsnio, galvoju, matai kaip įdomiai. Ir aš taip, žinai, aš neturėjau. Pala, iš karto į praeitį. Kaip neturim? Aš iš karto mamą pamačiau. Iš karto. Bet šnekvėjus, ne? Šiaip visą laiką pasakoju, kaip lipau laiptais, kaip pamatė. Bet aš neužtvirtinau, kad tai iš pirmo žvilgsnio. Tai jau kaip kitaip. Kai jūs pasakote tas istorijas, visą laiką atrodo iš pirmo žvilgsnio. O dabar pamatė. Aš matai taip, žinai, suvėluotai reaguoju. Ne? Tai, o pavyzdžiui, kaip jūs apibūdintumėt meilę? Kas yra meilė? Nežinai, vieni sako, kad man tiesiog yra patogu, man yra gerai, kad jisai aprūpina mane, tai yra ramžinai, man gerai, kad jinai padaro valgyti. Aš sakau apie tuos basic, žinai, tipo, bet kas jums yra meilė? Pavyzdžiui,
aišku, yra faina, net yra kažkokiu tai ar patogumą kažkas, bet tas jausmas, kai tu niekur ir niekada nenori būti atskirai. Nu visiškai. Va čia teisingai. Nu niekur Ir neįvažiuoti, neįeiti. niekada nenori būti viena? Ne, pavyzdžiui, net su draugėm, pas mūsų nebuvo taip, mes jie einam pas man draugės, mes einam kartu, einam pas jo draugo, tai einam kartu. Čia kažkada net vienas draugs pasakė, ten į pirtį pakvietė, aš ten negalėjau, nu sako, o tu negali viens. Ne. Ai, jūs po vieną nevaikštot. Jo. Nu, vienu žodžiu, nu nėra taip, ką mes norėtumėm atskirai ten. Ai, atsiboda, varau ten pabūsiu su kažkuom, pailsėsiu nuo antros pusės. Nėra šito jausmo, kad norėtum pailsėti. Dar pritrūksta, mes vis dien būnam kartu, vakare susitinkam ir sakom, kaip pasilgau, kažkaip tu ten biški buvai kažkur biški per toli, kažką darbavais, jau pasilgai. Dabar skaityk, kiek mes jau kartu kaip visą ir anam verslė buvo. Bendrai dirbam, tai jau Bendram virš aš 10 metų. Daugiau, man atrodo, 15, visiškai. Gerai, bet viską. žinai, dažniausiai, kaip žmonės sako, negalit kartu dirbti, negalit būti daug kartu, nes jūs atsibosit ir jūs susipyksit. Kur yra paslaptis, nes aš žinau, kad aš iš jūsų daug girdžiu apie šitą, kad jūs sakot, kad mums yra faina kartu ir taip toliau, bet kur yra ta paslaptis? Kur yra paslaptis, kad jūs nesipykstat, nes iki šio laiko, kiek jūs jau esat kartu virš 20 metų, ne, susituokę, 28 metai. Ir jūs iki dabar, aš dar matau, kaip jūs gaminat kartu valgyt, šokat kartu, bučiuojatės ir jūs esat laimingi. Kur yra ta paslaptis? Kodėl jūs... Nu, kodėl jūs tokie laimingi? Iš kur ta meilė? Kaip atrasti kitiem ir kaip atrasti gal ir man? Esmė sako, jūs žinot. Kad ten nesipykstė, ne to, tai visada kažkokiu nuomonį įsiskiria, ne, ten būna, ai, aš noriu taip, o tu nori taip ir ten ieškai sprendimą, tai nėra viskas grėtinėlė visiška tokia, ne, bet nu kas, nu biški, kaip ir su vaikais, kaip ir su draugu, kaip su bet kuom juk yra, ne, ten kažką pasikivirčyje, ne, bet vis tiek pasikivirčyje vėl viskas gerai. Žinai, aš taip tiesiai dabar pasakysiu, tiesiai šviesiai, užteks čia, kaip sakoma, aplinkui vaikščiot, pasakysiu tiesiai. Jeigu norit būti laimingi, turit gyventi kartu ir viens kitą palaikyti. Viens kitą girdėti, o pats svarbiausias dalykas tai, kad supranti, taip viens su kitu kalbėti, taip susikalbėti, ne, kad niekas nelįstų į jūsų privačią erdvę. Su jokiais patarimais, su jokiais tenai dar kažkom tai, ar ten būtų seneliai, ar ten būtų tėvai, ar dar kažkas tai. Turi būti jūsų abiejų nuomonė ir nieko kito. Jeigu šitą pasieksit, aš nesakau, kad ten bėgti kažkur tai nuo giminų artimųjų, dar kažkur. Ne. Jie gali būti čia pat. Bet reikia visus pastatyti į vietą, kad mes esam tas, kai sakoma, obolys, kuris neperskeliamas ir mūsų tai yra erdvė ir mes darom tai, ką mes norim daryti pagal mus. Mes patarimus išklausom, bet mes darom taip, kaip mums atrodo geriausia. Tai supratau realiai, kad tiesiog būt kartu, išklausyt, bet kad jie neįtakotų tavo sprendimų. Taip? Labai teisingai. Nes įtaka, žinokit, labai didžiulis dalykas ir jinai dažniausiai, aš kiek taip pastebėjau, per tą gyvenimėlį, pastebėjau, kad daugiausiai ta įtaka ir sugriauna šeimas. Dažniausiai. Nes aš matau, kad, supranti, yra žmonės skiriasi, bet matosi tarp jų ta ugnelė, ta visiena, žmogus, buvo ta ugnis, ta tikroji ugnis, buvo, tugi ne šiaip sau, tu, kaip sakoma, tekėjai ar vedėjai, ne šiaip sau, kažkas tai buvo. Bet tai dabar labai daug skirybų, kodėl? Dėl to. Yra pašaliniai, kurie šneka, pavyzdžiui, trukda, nes yra viena pusė neturėjo savo šeimą, kita pusė turėjo savo šeimą ir tos abi šeimos, imkim tėvai, nori, kad
viskas būtų taip, kaip buvo jų šeimoje, ne? O jau pasidarė nauja šeima, naujas tas obolys, jie nori savo kurti. Ir va tiem tėvams jie nenori priimti. Jinai pakeitė mano sūnų, jisai pakeitė mano dukrą. Jeigu jie yra laimingi ir netrukdyti jiems. Vienu žodžiu, nesikišti. Tie, kurie labai tėvai kišasi į vaikus, tuos santykius vyro ir žmonos irgi labai trukdo. Nes jie, mano ten mama, tėtis ne taip daro, mano vyras kitaip daro, ir pradėt lyginti. O tu pamilai, tai ne mama, ne tėtė, pamilai tą žmogų, merginą ar ten vaikiną pamilai. Tai santykiai kaip naujas lapas, turi visiškai viską. Jo. Nes pamilai tą ir mylėti ir nelyginti su savo ten šeimu. Aš žinau, kad neprisimenu kas, bet žinau, kad su vienu žmogum šnekėjau ir jisai sakė, tai yra, supranti, tai naujas gyvenimas. Tai tiesiog naujas gyvenimas. Tiesiog jeigu tu apsivedėjai ir nori gyventi su to žmogum, tu praktiškai turi užmiršti, kas jau buvo, sakykime, tėvai tenai. Praktiškai tu turi užmiršti. Nes tai tu kuri naują erdvę, naujus potyrius, naują kelią. Ir tai yra, jeigu tai pavyksta, viskas okei. Ir aišku, ir to, kai sakoma, tarpusavį šnekėtis, atrasti daug bendrų dalykų. Čia yra vienas iš pagrindinių dalykų. Jeigu mes, sakykime, jau mergaitė patiko berniukas, ane, ir mes galvojam tolimesnius dalykus, mes turim išsiaiškinti, ką mėgsta viena pusė ir ką mėgsta kita pusė, ir ar tie pomėgiai visi, sakykime, taip aš taip drąsiai pasakysiu, jeigu viršyje, sakykime, nors 70, tai jau yra gerai. Jau yra gerai, ten tą 30% jau ten plius minus galima suderinti. Tai manai, jeigu, tarkim, pradedi bendrauti, ten tau viskas labai faina, faktas iš pradžių ten išvaizda tau patinka, ne? Ne, tai faktas, ir visa aišku. kita. Ir matai, kad galiausiai nėra bendrų interesų daug, labai skiriasi pomėgiai ir visa kita. Kaip manai, ar tai yra labai didelė įtaka santykiuose ar ne? Labai didelė, ką tik pasakiau, ir nieko nebus. Supranti, tai yra, kaip, supranti, mes žmonės labai mėgstam gražbiliauti. Mes mėgstam savo meluoti ir visiems. Ir dažniausiai savo. Ir supranti, žmogus gražu, visi žmonės gražus ir visi geri ir visi savotiški ir visi visokie, supranti. Bet jeigu jisai, tu nori vieno, o jisai kitą, kaip tu gyvensi? Kaip? Ir jeigu yra tik frazė, pavyzdžiui, ten draugė susitink, aš jį pakeisiu, arba jis sako, aš ją pakeisiu, viskas. Nieka nebus, nieks nieka nepakeis, niekur nieka. Plius minus 10 metų, 15, viskas. Nes jei tu geriausia atveju 30. Žmogus kankinsis, tas kad kankinsis. Įsivaizduok, 30 metų pragyveni, bats. Tai čia yra, supranti, tai yra, tiesiog skausminga, tai yra, šakės yra. Taip. Bet kokiu atveju, svarbiausia, kaip ir dabar aš galvoju, tai daryti tuos dalykus, kurie tau patinka, galiausiai tu surasi vis tiek tą žmogų toj terpiai, neieškot bele kur, ir jeigu atitinka visi bendri interesai ir tau faina būt, tai tada viskas tvarkoja. Žinai, dar tai pasakysiu. Taip dažnai, kaip aš mėgstu, žinai, pasakyti. Tai tu tik sakyk. Kai sako, yra likimas, ne? O likimas yra durnių motina, ne? Motina visada, kai sakoma, jeigu gera mama, visada jinai globoja ir gelbsti. Reiškia ir kada reikės, kada ateis tas momentas ir atsiras. Aš šiaip, iš tikrųjų, atrodo, žinai, aš tikiu likimu, bet tuo pačiu tikiu, kad ir pats esi savo likimo kalvis. Tai čia yra toks du dalykai, kur lyg ir tikiu, nes dažnai būna, kur, tiesiog atrodo, tavo gyvenimas tiesiog pastumė, kur ten reikia, žinai. Atrodo, sutikau tą žmogų, likimas. Taip turėjo būti. Buvau tenoj toj vietoj. Bet tu renkisi būti, nebūti su to žmogum. Supranti, tas likimas. Jeigu likimas, aš guliu lovai ir mano likimas atneš kažką. Tai aišku, nieks niekada. Tai taip. Bet jeigu likimas yra, supranti, tas vadinkim, tas likimas, ne, ir tu darai veiksmą.
Nu ir jis atneš ten, kur, kai sakoma, atves kojos ten, kur tu turi ateiti. Ir tas likimas jisai ateis ten į tą situaciją ir viskas tas bus, supranti. Jeigu tu šikaliuosi, supranti, nu tai bus tokių šikaliavimų. Jeigu nešikaliuosi, supranti, darysi sprendimus savo ir ateis tos tam tikri momentai. Ir viskas. Gerai. O tai grįžtant į jūsų vaikystę, kuo jūs norėjot būti ir kaip nusprendėt studijuoti tai, ką mokėtės? Visiškai aš nenusprendžiau, net tą norėjau, ką aš studijavau. Aš iš viso norėjau studijuoti anglų kalbą, labai mokiaus, labai gerai mokiaus, bet nuvažiavau į universitetą laikyti, ant tiek pasimečiau, ant tiek ten man kažkas įvyko, aš tiesiog neišlaikiau to egzaminą. Ir aš visą kelią verkiau, kad aš neįstojau į tą Kauno universitetą. Tiek verkiau. Nu ir tada, bet kur stosiu jau viskas, nes brolis buvo įstojęs į Šiauliuose į tą, kaip ten vadinos mūsų, tas vadybą, administravimą, tenais buvo verslo administravimo specialybė, Kauno fakultetas. Kauno universitetas, Šiaulių fakultetas. Kauno technologijos universitetas, Šiaulių fakultetas. Jo, tai ten tiesiog įstojau, viską išlaikiau. Nu ir pačią pirmą dieną, kai atvažiavau pasim bendrabučio ir iš karto sutikau. Dėl to ir įstojau būtent. O tiek verkiau. Aš tą vasarą, supranti, jau prieš galą, tai buvau labai nusivylęs, kad neturiu panelės. Jau matau, krentančią tą žvaigždę ir sugalvojau norą. Gal krito, kai aš važiavau stoti. Labai rimtai čia buvo. Tiesiog, supranti, taip galim sakyti, jeigu knygą rašytum, tai čia būtų kaip visas romanas, supranti, konkretus. Nes aš vienas dalykas buvau panelių apsuptyje, buvau septynės panelės. Aš buvau panelių apsuptyje. O ką aš meluosiu? Ir supranti. Maladės. Ir aš buvau, galim sakyti, nuo šalyje. Jos tenai tūsinos, aš jas vežiojau, žinai. Nu, tiesiog. Jos tūsinos, aš jas vežiojau. Ir aš taip pat sėdėjau prie Kuršėnų, ten, kur yra tie žeriukai. Ir taip žiūriu. Nu, dabar sakau. Dieve, viskas. Užsakau. Vadep. Neišlaikiau egzaminą. Vadep. Užsakiau. Nu, o man taip įdomiai buvo. Galim sakydavo, prisimink viską. Bet šiaip realiai, jeigu taip šnekant, aišku, pirmučiausiai turėjau būti kunigu. Nes tėvai labai norėjo. Jo. Tėtė sakė, čia kunigėlis būsi. Nu, okei, paskui pasirodė, kad per daug man čia tokie iššūkiai. Nu, aš jau vaikystėje jau taip galvojau, ne. Paskui daktaru. Nu, galvoju, gal ir nieka, bet žiūriu, kad nepatempsiu su mokslais. Aš irgi turėjau būti daktarė, tėvai norėjo, kad būčiau daktarė. Nes buvau užsibrėžęs. Kur aš būsiu, į kraujo bijau. Aš buvau užsibrėžęs, jau, žinai, konkrečiai jau galvojau, tikrai sieksiu to, kažkaip man patika, žinai, nes tėvukų draugas buvo chirurgas, tai man taip, žinai, kai jisai šnekėdavo, ten kalbėdavomės, tai man taip patiko, bet aš kaip pamačiau, kad aš su mokslais tikrai neužtempsiu tenai, žinai, į viršūnę, tai palikau ramybei. Nu ir paskui jau, aišku, kažkaip tai pradėjau prie mašinų daugiau, žinai, su broliu, nes, aišku, tėtis autoremontininkas buvo, kaip sakoma, viskas čia pat, bet dar į kokius 14 metų dar nebuvo tokia labai susidomėjimą automobiliai, žinai. Nu, o paskui kažkaip tai pradėjom daryti, man labai patiko, žinai, būtent ne tiek, kad visas remontas tenai, sakykime, variklių, tenai važiuoklės, dar ką nors, bet man labai patiko ir patinka iki šiandien dažymo, paruošimo darbai. Pats dažymas, paruošimo darbai, tai tas man... Bet viskas su automobiliais. Jo. Nu ir mano buvo toks jau siekis, kad aš būsiu inžinierius, varysiu į Maskvą mokytis ir, karočią, į Toljatį,
kad siekti tenai tos, o paskui bus matyti, žinai. Bet taip gavos, kad... Toli nenuvažiavai. Ne, toli tikrai nenuvažiavau Šiaulių toli. Iš Paršėnų į Šiaulius. Jo, nes palauk, pirmą kursą, kai baigėm, man atrodo, ir sugriuvo Sovietų sąjunga. Ir viskas. Pasibaigė visos kelionės, nes buvo tokia, kaip pasakyti, neaiški iš vis. Čia nauja valstybė kūrėsi, ten vapšė nieko nebėra. Tai karočiui ir gavos taip, kad gavos taip. Bet pasirodo visgi aš buvau verslininkas. Pasakė. Rimtai, žinok, rimtai. Aš tiesiog, kaip su pirmu žvilgsniu supranti, taip ir čia. Tik supratau paskui, po kiek daug metų, kad aš verslininkas. Jo, aš šiaip mėgau pinigėlius ir taip visai normaliai su jais buvo. Kas yra? Valgiai. Jis nesenai pavalgėt. Energijos turi. Matėt. Ne, šiandien gerai pavyko viskas, mašiną sutvarkiau. Tai va, supranti, ir aš buvau su mama, kai mama siuvėja, tai buvau sugalvojęs pasiūti, siūt marškinius. Ir aš pasiuvau, pirmas, galim sakyti, pasiuvau gėlėtus vyriškus marškinius. Su gėlytėm. Tais laikais, supranti, kiek čia 30 metų, ne? Tai čia kosmosas. Kaip man šovė tokia idėja, supranti, su tokiam gėlėm, žinai, atsiprašau, žinai. Bet esmė buvo tokia, neįsiplėsim apie tai, bet esmė yra tame, kad visgi tas verslumas mano širdį buvo. Toli irgi nenubėgom mes ir verslaujam toliau. Taip. Gerai, meilės, universitetai ir dabar vaikai. Atsirado mes, ne? Taip. Ir tiek tėvam, manau, jeigu žiūri kažkas, tikriausiai turi istorijų ir jūs. Kas buvo sunkiausia auginant vaikus? Mus. Mes buvom geri vaikai. Aš nežinau. Kaip ir visiems yra tų, sakykime, visko su vaikais. Taigi ir užknisa, ir tas, ir anas. Bet su jumis problemų nebuvo. Mes patys neturėjom problemų. Tik mašinai važiuoju, jūs ten gale, žinai, triukšmaujate, ką, netriukšmaukit, kitas iki niekur nebevažiuosit. Praein kiek laiką. Kaip nesivieštų laiką. Bet visą laiką netriukšmaukit. Paskui po kiek laiką iš vis jau supratau, kad nereikia nieko sakyti, nes vis viena, o pats kaip elgiais. O man keiščiausia, žinai, daugiausiai, kurie neturi vaikų, sako, kad nemėgsta vaikų, ane? Bet kai jau pasigimdo, viskas pamilsta tos vaikus, žinai, ir ypatingai savo, tai vapšė pasikeičia gyvenimas, ane? A jum irgi taip pat buvo, pasikeitė gyvenimas, kai gimė vaikai? Aš visada mėgau vaikus, nes šiaip ir mokytoja norėjau būti pradinių klasių, tai pas manis net nebuvo tokios mintis, kad aš nemėgstu vaikų. Visada patikdavau su jais užsimti tenais ir taip toliau. Bet šiaip gyvenimas pasikeitė. Aš nežinau, aš mėgau vaikus. Kažkaip tai nežinau. Negalvojai. Aš kažkaip nesusimastydavau, man tiesiog faina būdavo, bet aš nežinau, aš galiu tai pasakyti. Mane tai aš negaliu, man, pavyzdžiui, labai smagu tenai pasižiūrėti iš šono, bet kai jie pradeda verkti ir visą kitą, aš galvoju, išprotėčiau. Bet kai visi sako, kai savo turi, viskas pasikeičia. Šiaip, pasikeičia, ką žinau. Ko tu žvengi? Ne, aš iškart prisiminiau jumis, kai nenčinau, supranti, kai reikėdavo pakeisti mamą, supranti. Tai žinai, taip... Nežinau, kaip čia pasakyti. Žinai, kai tingėdavo būti, sak, imk tu geriau žinai, aš tai čia nežinau. Čia kai norim filmą pasijungti, Agne, davai, pajung, tu geriau ten moki viskas, o aš tiesiog tingiu. Arba prie jūros nuvažiuoju, sakau, aš noriu šiek tiek užmerkti akis, pamiegoti, gali prižiūrėti vaikus. Gerai. Aha. Po 5 minučių pats jau miegai. Aš žinau, vaikai, aš žinojau... Ko nežiūri? Aš žinojau, kad aš pasitikėjau jais, jie niekur nėjo, kur pasakiau, apibrėžiau liniją, jie niekur nėjo. Viskas buvo tvarkingai. Viskas. Jo, tai, o ką, ne tai būdavo. Buvo taip.
O aš prisimenu, kad aš labai klausydavau. Jau, tau mama tai kaip mama. Kažkaip nežinau, tiesiog, tu klausydavau, aš jaučiu tavęs irgi. Neklausai tavęs. Mamas geriau neerzink. Jo, kažkaip mamos geriau neerzink, bet jeigu jau tėtis ateina, jam nereik nieko sakyti. Užtenka pasižiūrėti jam. Jo, tam minu. Vien paaugliai mes buvom, ateina tėvas. Jo. Viskas. Balta kyse, nebenori nieko. Va tiek man ir užtekdavo. Ne, paprasčiausias dalykas, aišku, visko yra, visko būna visaip, bet, mums su jumis problemų nebuvo, mes jūsų laukiam, tiek, kai sakoma, tavęs, Antoninku, kai sakoma, svajojom apie tave, nes taip ir gavos, mes kažkaip tai kalbėdavomės, kad, bus pirmas sūnus, pavadinsim Antanu, taip ir gavos, paskui mergaitė. O bet Agnė, kaip mes vardą sugalvojom. Ten tai jau žinojom vardą. Jau buvo, jau nuspręsta, jau žinai. Kol dar laukiaus, mes sakėm, jeigu gims berniukas. Jeigu gims, nes mes nenorėjom žinoti. Kaip sakoma, tai padarėm, kad jinai ir aš iš to pačių momentų sakom ir kai sakoma, va dabar pasirenka. Jeigu gims berniukas, ne vienam joks vards. Absoliučiai joks vards, nekyba, visai. Jis sakom, o jei... Agnės laukia. Jo. Kokį vardą? Jeigu gims mergaitė, koks vards, jie abudu tuo pačiu metu ištarėm tą patį vardą Agnė. Agnė ištarė. Abudu tą patį. Abudu, žinai. Wow. Čia buvo taip. Ir pavyzdžiui, ir Agnė, kaip pasakyti, kaip tu atrodai, taip mama tave nupaišė. Nupaišė mintise. Jo, mintise. Jo. Wow. Gražiai pasakė. O galiu paklaust, šiaip niekada, man atrodo, nesuklausęs, o aš tyčiukas ar netičiukas? O tie. Viskas tvarkingai. Mes abudu planavom. Jo. Jūs planuoti abudu. Ai, tai gerai, nes man atrodo, niekada ir neklausiu šitą. Ne. Šiaip buvo visada įdomu, bet pamiršdavau paklausti. Ne, man atrodo, mano mama yra sakęs, kad jie labai planavo. Jo, aš knygą skaičiau prieš tai, domėjaus apie visą, kaip jauniai nulaukiantis reikia bendrauti su vaiku, aš tenais ir į baletą važiuodavau, į parką eidavau paukščiukų klausytis. Vienu žodžiu, aš visą laiką jau ruošiau, dėl to ir esat ir muzikalus, ir meniški. Muzikos klausydavos, ir ten, visko buvo. Vienu žodžiu, labai bendravau, kol laukiaus, man tai buvo. Ir iš viso man patiko lauktis. Aš sakiau, aš galėčiau pastoviai lauktis. Aš sakau, gal ne. Man taip gerai. Esi vaikas pilve. Tu žinai, kad tu turi vaiką ir nieko rūpins nereikia. Geras. Nežinau, tas jausmas buvo labai šiaip fainas. O tai kaip ta pirmas gimdymas, vis tiek pirmas, kaip jūs jautėtės, tai kai jau gimdyti reikėjo pirmą kartą Antaniuką, kai aš turėjau išsprūsti iš tavo pilvo. Tai buvo pietų metas, mes ėjom tiesiog bulves kepti, valgyti darytis, ir kažkaip viskas prasidėjo. Palikom tos bulves. Palikom nevalgyti, išvažiavom. Jo, biškis buvo sunkiai su visokiam, nes, buvom, žinai, kaip sakoma, pirmas kartas nieko nežinai, tas, žinai, dar tie laikai, tos informacijos netiek daug, viską supranti ir vat paklausai, žinai, daug ko, o ne savęs paklausai, taip ir paskui gaunas va tokių problemų. Bet nieko, bet viskas tvarkingai, viskas gerai buvo. O Agnė tai naktį gimė, tai labai irgi staigiai, tik tai spėjom nuvažiuoti gimdyti, manęs net nespėjo ant stalą užlaipinti, aš jau gimdau, sakalės. Su griaustiniais, su visais griaustiniais, su viskom. O tu irgi buvai tam gimdyme? Jo, abiejų. Nenolpai? Ne kažkas. Aš tik tai... Aš jaučiu nolpčiau. Aš tik tai... Pirmą gimdymą aš labai norėjau, stengiaus padėti. Pamačiau jos akis, supratau, kad nereik padėti. Tai antrą gimdymą tiesiog buvau ir mėgavau to reginiu. Viskas. Nes nereik maišyti. Žmoneliai nereik maišyti, kaip sakom, kai dirbu savo darbą.
Įdomios temos čia. Kitas dalykas, ar jūs tikit, kad pinigai atneša laimę? Pinigai laimės netneša, bet laisvė atneša. Bet tuo pačiu su laisvė ir žmogus ir esi laimingesnis. Jeigu visiškai yra sunku su finansais, kodėl kitos netgi ir poros skiriasi, kai pasiek labai sunkiai, labai yra sunku pradėti kivirčytis, dėl to prasideda tokie trintis, nebežina kaip išgyventi, tai yra iš tikrųjų sunku. Aišku, tikra meilė, jeigu yra, jie išlieka, iškenčia tą periodą, bet jiems yra iš tikrųjų sunku. Normaliai, kad žmogus gyventų reikalingi. Šioj žemėj finansai reikalingi, pinigai reikalingi. Bet dėl jų nereikia blūdyti, dėl jų nereikia eiti iš proto. Galima paprastais dalykais mėgautis, bet tiesiog jaustis viduj saugiai finansiškai. Va taip reikia pasakyti. Galima iš proto paeiti. Kokia prasme dabar iš proto paeiti? Dėl pinigų. Bet tam tikrą... Ai, tu verslininkas. Oi, tu ne verslininkė, matai. Na. Ne. Ką aš noriu pasakyti? Ką nori? Ne, aš noriu pasakyti, kad viską galima ir iš proto paeiti, ir tą viską, bet tam tikrą laiko tarpą. Nes jeigu tenai, kai sakoma, iš proto eisi, ką norėjom žmonelė sakyti, kad supranti, iš proto eiti pastoviai, supranti ir būti kaip tokio pinigų vergo, ne? Tai tiesiog išseksi, pavargsi ir paskui tą pinigai per gerklę išlys. Bet supranti, bet kai jų yra, visiems yra gerai, kai kiek tau reikia yra irgi labai gerai, tada gaunasi tam tikras laisvumas, tam tikras ir, sakykime, tas laimės toks pojūtis, ar ne? Bet aišku, laimė turėti, tokį kaip žodį laimė, ne? Ta, kaip mes suprantam konkrečiai laimė, kad tu esi džiaugsmingas, geros nuotaikos, be jokių depresijų, be nieko, ne? Tai yra netaip paprasta. Tai čia ir nesusiję nei pinigai, čia grinai susiję su tavimi ir nesusiję net gyvenimas, o pats kaip tu vesi tą gyvenimą ir kaip tu vesi tos, sakykime, finansus, ne? Jeigu žiūrint, ar tai tiesa ar netiesa, jeigu žiūrint senovę, ne? Kada tų pinigėlių dar nebuvo, sakykime, ne? Visi žmonės dalinos to, ką kiekvienas dirbo. Ar ne? Tai, sakykime, vėl, tai kaip jie buvo laimingi, ne? Tai o šiandien mes turim pinigus. Ir tie pinigėliai mums duoda laisvumą ir duoda tą tokį, tam tikrą. Su pinigais negalima teikti, kad su pinigais tu būsi nelaimingas. Negalima taip konkrečiai, žinai. Bet tai viskas, kaip pasakė mama, kad čia jau dar tokių daug aspektų, žinai. Aišku, su pinigais nebūsi laimingas. Faktas. Bet... Pinigais nebūsi laimingas? Dideliais pinigais. Su pinigais. Kad pinigai tik atneša laimę, ne? Jo. Tik vien tai tikrai nebūsi laimingas. Aš irgi visada galvoju, kad tai laisvė tiesiog. Jo. Ir ta laisvė atneša tau. Taip, ir atneša tau daug didelį tokį, didelį spektrą tam tikrų situacijų, tam tikrų momentų, visko. Ir dabar, pavyzdžiui, vis tiek jūs esate didelę dalį gyvenimo jau nugyvenę ir per šitą gyvenimą, kurį gyvenat, kaip jūs galvojat, iš kokios klaidos, ką esat padarę, jūs pasimokėt ir galit papasakot? Kas yra tas, kodėl tu purtai galvą? Labai daug klaidų. Labai daug klaidų? Labai daug. Iš kurių mokaisi? Žinai, jeigu taip paėmus, jeigu žmogus, kiekvienas žmogus mokytų, sakykime, vaiką, kad nedarytų tų klaidų, žinai, tai tas pasaulis būtų daug gražesnis. Nereiktų žmonėms eiti tiek daug klaidų. Da čiurta klaidų padaryta, supranti. Tas klaidas, žinai, ir smegenis permuša, ir visieną prisimeni, ateina momentas, kada jos, kaip sakoma, gaunasi kaip kryžkelė, supranti, tu prisiminti turi paprasčiausiai, supranti. Daug klaidų, aišku, kiekvieną klaidą atsakingai, mes abudu atsakingai ją persvarstom ir atsakingai, kai sakoma,
žiūrim į ateitį, kad šito dalyko nebūtų. Bet iš vis tai mes dar apie kokias dar klaidą šnekam, kad mes labai dažnai, daug paklausydavom kitų patarimų ir galvodavom, kad kiti protingesni ir kad jie patars ir Tai va čia ir yra didžiausia klaida, ne? Jo, va čia tokia Čia yra mums pati didžiausia daugeliu klaida. atveju va šitie dalykai ir buvo didelė klaida. Netgi namą statant, kaip mes norėjom įsiruošti, kaip norėjom langus pasidaryti, aš tik smulkmeną pasakiau čia langus, bet mes kaip permastom savo projektą, koks buvo mūsų mintyse, Jo pradinis, kaip mes grinai norėjom. pradinis projektas, ne tik, Tai kad... dabar mes mintyse. lygiai taip pat, kiek čia gyvenam, virš 15 metų, mes iki šiol taip norėtumėm, kad būtų. Ir sakom, kaip būtų buvę fainai, mes taip būtumėm. Ir vis dėliojam po truputėlį, vis kažkokį kampą, kai sakoma, kampą po kampą vis darom taip, kaip mes norim. Man žinok, ne dabar piktą pasidarė. Aš tą pačią, aš manau, kad visi žmonėsgi tą patį daro. Ir čia, bliamo, kaip man nervai užsiverė, žinok, aš dabar tiesiog prisiminiau Tai ką man daryti, ką reikia išlėkti aplink namą plakstyti? Kaip reikia kiekvienam žmogui suprast, kad užtenka klausyti kitų, o reikia daryti savo dalykus. Kaip šitą išmokti? Tu klausai aplinkui, tu klausai savo šeimoje, kas ten tau patarinėja, komentarai, ten internetas prikišta šūdo. Ir kaip nepasimest, ir kaip reikia, čia yra toks labai svarbus šiaip dalykas gyvenime, kaip nepamest savęs ir kaip nepamest savo tą kelio. Kaip išlikti tuo, tvirtu žmogum, kuris tiesiai eina savo tikslų. Jo, o dažnai jauna, taip ir paklaidin. Kai esi jauns, tu vis dar atrodai, kiti tikrai protingesni už tavį ir padarai tas klaidas. Jo, labai daug klaidų ir aišku, Bet tos klaidos, kaip sakant, kartais būna ne veltui, kažką išmoksti iš tų klaidų. Aišku, kai čia vieną sykį pamačiau, kaip čia tezę, ar kaip čia pavadinkim mane, kad jeigu jūs manot, ir buvo čia dabar, nepasakysiu tiksliai, bet ar Julijus Cezarė, ar, iš graikų kažkas tai ten, ne graikų, romėnų tų, sakykime, tezių, tai jeigu jūs manot, kad šitam gyvenime kažkas atsitinka atsitiktinai, tai jūs pilni esat. Gal labai negaliu taip garsiai sakyti, bet kvailiai. Supranti. Ten kitoks žodis buvo pasakytas. Tai supranti ir kai tu pagalvoji, galbūt, jeigu tas visas, sakykime, nors vieną, taip, jeigu į praeitį nubėgė, ne, nors vieną tą, sakykime, tą didžiulę klaidą ištrauk, ne? Viskas keičias. Ar mes čia sėdėtumėm? Ar būtų toks gyvenimas kaip dabar? Tai gal turėjai praeit, kad išmoktum ir atsidurtum čia? Bet supranti, aš visada sakau, jūs patys žinot, kaip aš šneku, tai kad kam reikia lipti kalnais, jeigu galima eiti šalia kalno. Pakeliu. Supranti? Gal tu alpinistas. Tu daug kalnų praėjęs. Ačiū už tokį alpinizmą. Bet vienu žodžiu vis tiek klausytis reikia savęs. Jau čia pagrindinis dalykas. Išklausyti, patarti, kaip sakoma, kažkas tai paklausai, pasakė savo patarimą, bet viską priėmė, pasižiūri, bet darai viską pagal save. Aš pats, ta prasme, man dabar tik 24, 25, aš pats kiek darau savo dalykus, veiklas ir visą kitą, aš pats iki dabar dar jau suprasdama šitą, dar vis atrodo paklausau ir vėl per naują padarau klaidą ir tada, blemba, ką tu vėl darai? Ir kaip yra sunku, kai tu supranti, bet sunku padaryti. Tu supranti, kad negali klausyti, tu išklausai, bet nedarai taip, kaip būtinai tau liepia, ne? Tu savo galvą viską mastai ir vis tiek tas pačias klaidas darai. Kiek galima tą patį per tą patį. Bet žiūrėk, kitą sykį, kai tu klausi, kaip man daryti tą ar tą, jis sakom, jeigu darysi šitą variantą, ką tu vidu jauti, neramumą, nerimą, kažką tenais, kažkas nelabai patinka. O jei darysi taip, kaip tu galvoji, ką tu tada jauti ir tada sakai, tada ramu, ne? Tai tas, kai jau užduok savo klausimą, ne visada,
ir kur jausies ramus, tai yra geriausias variantas. Tai va, jau daug sykių jūs tai darote, ne? Mes visi tą darom. Ir aišku, kartais pasimauni, kartais išsigąsti biški to, bet... Jo, nes tada labai smegeninė pradeda žaisti. Ar daug pradeda analizuoti. Jo, protas labai ten įsijungia, pradeda visokių variantų duoti. Ir viskas, jau tai reiškia, numeskit, šito nėra. Jeigu tas variantas yra, kuris variantas yra ramus, viskas tas ir variantas ir bus teisingas. Aš dabar dažniausiai pradedu taip galvoti, kai aš labai pasimetu tarp kažko, tai kokia pirmutinė mano mintis buvo. Ir bandai atkapstyti, kaip sakant, kokia ta pirmutinė mintis buvo, ką aš norėjau tada, į kurį kelią eit, ir tada tu, kaip ir gerai tada gaunasi, bet aišku, kartais sunku tai prisiminti. Dabartinis pavyzdys. Dabar pasakysiu pavyzdį, prisiminiau. Užvakar aš pirkau, reikėjo, mašinai, kai ten su ta antifrizas išbėga, supranti, reikėjo antifrizą nusipirkti ir kad neužšaltų klozetai, pripilti, kur tu žvengi, labirintų yra, Pasakau. Kad neužšaltų tas vanduo, supranti, lauko tualetai, karočią, pripilti, skyšę, neužšalančią, antifrizą irgi įpilu. Ir aš, supranti, viskas, nusipirksiu antifrizą, ir mašinai bus, ir tiems bus viskas ok. Ir kažkaip tai parduotuvėje nubėgęs, o gal nepirk man tą antifrizą, reikia langų skyščiai, irgi -15, jie daugiau tenai yra skyščiai, ne? Ok, 2 eurų skirias, tą pasimsiu geriau skyščią. Skaičiavai, ne? Srazu. Verslininkas. Į blemba parvažiuoju namo, tvarkausi mašiną, į dabar man pusę kaniuką antifrizą trūkst. Ir rytoj reikės varyti. Pirma mintis kokia buvo? Nusipirk antifrizą. Tai tu per mažai to skyščio nusipirkai. Ką? Per mažai to skyščio nusipirkai. Ne, aš nusipirkau normaliai, bet kai išbėga, aš turėjau, nes matai, šaltis buvo, turėjau vėl įpilti, vėl išbėga, čia melodija. Bet ką aš norėjau pasakyti? Pirma mintis buvo nusipirk antifrizą. Tai čia nes jau buvo vidinis balsas jau žinojo, kad tau prireiks. Ne, aš nusipirkau skysčią, matai. Ant langų pilti. Pavyzdį. Ne, viskas labai gerai. Tai va. Žodžiu, nuo meilių iki vaikų ir tada galiausiai antifrizų. Antifrizų užbaigiam. Bet tikiuosi, kad jums patiko ir fainai susiklausė. Ir jeigu jūs turite klausimų mums, galite užduoti komentaruose, mes aptarsime kituose video. Taip. O čia ir užbaigsim šitą podcastą. Labai ačiū, kad žiūrėjote. Čia buvo šeimos pokalbiai. Agnė, Antanas, Jurga ir Antanas. Ir mes jums sakom iki kito pasimatymo. Iki.